Jack, put it in your pocket, like it back. Time and time waits for no man, and ain't got time to shake your hand. Sveiki visi, čia aš Robertas ir aš kuriu Minecraft išlikimą. Ir kodėl aš jį kuriu? O todėl, kad man jokios naudos nėra iš tų Cinema 4 filmukų. Jokių peržiūrų. Kiek tas 60 peržiūrų, tam daugiausiai atrodo buvo. Gan mažai. Todėl aš sugalvojau kurti išlikimą. Nes gan gerai išmanau apie modus Minecrafto ir panašiai. Gerai, susikuriam pasaulį. Pavadinsim jį Minecraft išlikimas. Taip. Sydas bus naujieji metai. Nes šiąnakt 12 valandą bus fejerverkai ir aš jūs norėčiau pasveikinti, bet kai aš įkelsiu šitą video, jau bus po naujųjų. Tai tokia pieva. Gerai. Dar tokį pridėkim. Ir kuriam. Grįšiu, kai sugeneruos pasaulį. Tai va, sugeneravo mum pasaulį ir mes dabar galim jau žaisti. Štai rytas. Gerai, šaunam dabar prie medžių iškart. Opa. Ko mums dabar tik būtiniausiai reikėtų. Taip. Matau, kiaulės kimarina prie vandens. Taip. Pala, aš jums sakiau, kad šitų serijų turėtų būti bent minimum 80. Nes pilna modų tikrai yra ką paaiškinti, ką papasakoti. Ir panašiai. O apie modus, tai čia modai yra naujausiai 1.4.6 versijos. Tai žodžiu, daug updėtų, daug nežinomų dalykų ir panašiai. Tai dabar pasidarom darbastalį ir pasirodė, kad jau patamsėjo kažkaip. Pagalių man reikia. Tiek tikrai užteks. Taip, kirstukas. Ir einam ieškoti akmens. Man rodos, kažką lyg ir matau. Matau ir anglies, ir žodžių daug ko čia yra. Tai mum į naudą, gera pradžia, kol kas. Pakolkas, kur koks creeperis ar zombis neišlinda ir nenužudė ir nesušiko viso išlikimo. Taip. Dar iš tikrųjų reikėtų akmens. Kokių 19 reikėtų. Gal mažiau biškį. 14, 15, 16. Все, šaunam šį. Kur mes palikom tą tiek toli. Čia atsiprašau, mano pelė vis stringa. Vis jai laidas trukinėja. Reikės naują pelę pirkti. Tada bus no problem. Gerai, dabar mums dar reikėtų kardo, šiupelės ir kirvio, va. Kažkaip užmiršau. Tikrųjų seniai bežaidžiau Minecraftą. Gal prieš kokią mėnesį, bet vis tiek viską gerai atsimenu.
Taip, o čia avys biški strigusios. Tai mes biški jas pakaposim. Kaip tyčia, jos yra 3. Tikrai aš nečytinau. Negalvokit taip. Jei kas pagalvojat, nes jau tikriausiai pagalvojat, kažkoks sutapimas. 3 avis vienoj vietoj. Gerai, judam toliau. Greičiausiai einam tų resursus įkasti. Čia jaučiu yra kopervaris, išvertus į lietuvių kalbą. Čia iron, geležis. Mums jis bus tikrai naudingas ir reikės jo labai labai daug. Bet jį gan ir sunku rasti. Bet kas ieško, tas ir randa. Taip. Greičiausiai taip padarysim. Iškasam viską ir einam ten kažkur. Tai va, čia dar yra apie modus tiksliau. Čia dar yra įdėtas Red Power. Tik aš nesuprantu vieno dalyko. Čia tiesiog ar bugas, ar kažkaip reikėtų šitą dalyką taisyti, kad yra dafiga yra tin ores, pavyzdžiui, yra koper netgi kelių rūšių. Ir kur suprasti, iš kur kas yra. Nes būna netgi buvau, bent jau paskutinį kartą, kai žaidžiau, tai reikėjo ieškoti atitikmenį. Pavyzdžiui, reikėjo kažkokiam receptui tokio resurso ir tiesiog jis netiko. Dėl to įvyko, nes yra iš kiekvieno modo tiksliau yra daug visokių barinių žodžių. Netiko ir viskas. O čia yra Rubber Tree iš Induction Craft. Iš to modo, tai ką galiu pasakyti, tai tenais yra laidai, elektroniniai, visi virtuvės, visokie lydimo aparatai, žodžiu, įdomiai. Taip, svampe jų gan daug tokių medžių, gumos medžiai vadinami. Taip, dabar ko reikėtų, jaučiu medžių biškį dar. Ir greičiausiai kasiu urvą ir eisiu kasinėti. Taip, neprigaunu. Pala, mes maisto turim. Pažiūrėti, turim kažkiek, užteks. Taip, greičiau kasam. Man labai gan patinka tie drumblynai, tokie medžiai kažkokie, toks nekoks vaizdas, žodžiu. Bet ką padarysi? Taip, kiaulės. Nu, duokit man mėsos. Užteks čia plaukiot. Gali būt, kad mėsa bus neskani, nes biškai išgąstės gavo. Bet ką padarysi? Toks likimas. Ir aš jau valgyt noriu. Ir ką man dabar daryti? O ir štai, be to parodysiu, kokių čia modų yra. Žodžiu, daug jų. Cheat modas išjungtas. Ar paspaudžiu galiu pamatyti receptą, kaip pasigaminti, kad būtų patogu. Ir dabar taip darom. Čia be to forestry bičių lizdas, kas neaišku. Taip. Šaunam dabar į kokį urvą. O ten, kiek matau, yra tas aparatas skaitantis. Užmiršau jo pavadinimą kažkaip netyčia. Ir jis mane persikioja. Plaukus man įsivels. Tik čia rūpužė.
čia dar biškai, va, daleiskim yra koperis, čia irgi atrodo koperis jo. Ir koper ore ir, kur čia buvo, vėl koper ore. Žodžiu, jų dafiga yra ir nesuprasi, kuris kam reikalingas. Taip dabar darom. Iškasam. Anglės tikrai visą laiką. Pakol kas reikės, paskui jau nebe tiek reikės. Jos reikės dabar pradžiai, o paskui naudosime energiją kažkokią. Ar red power, ar dar visokio navroto. Taip. Čia dar biškį anglės. Čia yra marburas. Jei kam kas neaišku, iš tikrųjų gražus yra. Iš jo gražios išeina plytos. Iš jo darysim greičiausiai namą. Taip. Čia jaučiu bus daug resursų, bet tai kova su to gaidžiu. Jis negali ateiti iki mūsų. Halo, susprogo. Einam toliau žiūrėti. O čia dar vienas tas. Taip, vėl vienas pats įsitaškė. Oba. Bet jam jo neiškasim. Po velnių. Ir jau neužilgo naktis. Iš tikrųjų dabar reikėtų mums pasidaryti krosnį. Jo, dabar tai padarysiu aš. Čia įsikasam. Chatą. Su reikiamų resursų turim. Tad galim čia kol kas pagyventi. Taip, dabar pasidedam šitokį aparatą ir pasidarom krosnį. Taip. Pasidarom krosnį, įdedam anglies ir išlydom mes iron ore. O, čia biškai apšvies. Iš tikrųjų dar torčių reikėtų pasidaryti. Taip, greit mirsim, bet nieko tokio. Gerai, mums tik 3 tai reikia. Paskutinį ir dedam maistą kept. Taip. Dabar pasidarom mes pikeksą. Ir einam iškasim tą mėlyną, kas tam man rodos, rubinas? Ne, safyras. Atrodo, kad safyras. Taip. Man kompas praneša, kad trūksta biškį vietos. Tad aš trumpai nutrauksiu video ir grįšiu, kai viską susitvarkysiu. Tuoj. Taip, grįžau ir tuoj pavalgom, iškašam ir aš baigiu video. Nes bus video tik po 15 minučių maždaug ir taip padarom. Gerai, dabar šaunam kasti. Taip iškasam ir va čia man rodos yra emeraldas. O dabar daugiau turiu. Ne, safyras. Jo, safyras. Kaip ir tikėjaus, čia turim anglies. Ten turim urano, atrodo. Čia turim kažkokį žalę. Neaišku, koks jo pavadinimas. Ir aš, kai jūs nematysit, aš pakasinėsiu ir greičiausiai bus žymiai geriau negu
matyt, kaip aš kasinėju ir nieko nekalbu. Arba greičiausiai prasuksiu viską. Taip jau greičiausiai ir padarysiu. Taip. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.